Sveiki, galasim, bretva, japoniška. Nudrožta gerai jau, naudota nemažai. Ašmenys pažiūrėjau, pabandžiau tokį, kad reikėtų prie mikroskopą bėgiot. 30 kartų priartinimas, ir kaip ir užtenka, tikėsimės. Pradėsim nuo 3000 iš karto, nes su ašmenim atrodo viskas neblogai, tai turėtų pakakti. Kaip geriau visada pradėti nuo kiek įmanoma smulkesnė, nes mažiau darbo, jeigu pasiekim ašmenų viršūnę, mažiau darbo ir mažiau metalo nuimam, taip netrumpinam bretvos amžiaus. Be reikalo daryti kažko, jei galime nedaryti, tai ir reikia nedaryti. Akmuo nėra professional, jei neaišku kam. Užbaigiau, atrodo pasiekiau. Čia yra toks tas morkaus, sakykim, sindromas, nes pas japonų dažnai, ar ten vienas koks meislis tiek sugebėjo, bet dažnai prieki daugiau nugalanda negu visą plotį. Ar čia kokia idėja pas jų, ar sunkiai suvokiama, kodėl taip daro, bet daro. Gali būti, kad mintis, kad kada skuties, kad geriau ne taip gremžt tiesiog kai su stomaku, bet nupjaut šiek tiek. Bet tai galima tam pakreipt bretvą, tai kam taip nugalast, aš nelabai suvokiu. Ir labai daug tokių yra bretvų, tai nežinau kaip jiems taip gaunasi, bet ar ten vienas žmogus tiek pusė Japonijos galandų, ten tai prieš 100 metų toks mintis, tokia logika. Aš jaučiu. Viskai blogas toks gaunasi. Ir estetinis vaizdas ir kam tik metalą reikėjo trent, be reikalo. Arashayama, čia 6000 kažkaip nenoriai dirba, reikėtų nuvalyti gal. Bet susitvarkys. Ir tą pusę pabandysiu. Turėtų viskas gerai. Pažiūrim, gal jau skota kažkiek. Nenori, aišku. Dienos šios dienos herojus, kuomet čia susirinkom Karasų. Čia Nakajama, lyg pasitikslinsiu, bus pavadinime parašyta. Imam Nagorą Medžiro pradžiai. Karasų akmenys visi tinka užbaigimui. Čia toks prie smulkesnių šabudanių, tai jie, bent jau tos, kur aš mačiau, tai yra
šiek tiek grubesni, bet britva irgi gerai tinka užbaigti. Labai smulkus sluoksnis aisa, vadinasi karasu, tai iš japonų kalbos būtų varna. Nu, tai čia kažkam tos dėmės pasirodė panašios į varną, tai taip ir vadinasi. Šiaip sluoksnis vadinasi aisa. Labai smulkus užbaigimai visi akmenys ir gana brangus. Dirbam su suspenzija, nu, stengiamės, kad patektų būtent po ašmenim, nu, žodžiu, kad dirbtų suspenzija. Kraštus ypač atkreipiam dėmesį papildomai priekį, pradžią, galą. Nes jie kažkaip nepasigalanda, nes net čia yra tokia biskį šypsena, tai čia aišku savai suprantame, bet išlinkimas toks. Net jeigu ir tiesus reikia dėmesį papildomai skirti galams. Nu, aš dirbu daugiausia tais sukamais judesiais, nes greičiau nuvalo visus tos šabraižinius nuo sintetikas. Nežinau, žiūrėsit ką nors ar ne, bet parodysiu. Kol kas nieko gero. Na, visai nieko gero. Žiūrim su padalinimo stiklu. Viską užapvalinsim smaigalį, kad nekeltų grėsmės gerovei ir sveikatai. Jis gaunasi aštrus, kad tenai man daug metalo nemažai. Turbūt. Atrodo saugu. Imam sekančią. Viskas gerai. Lyg ir pasiekia viską, bet nenori skust, dar mes dirbsime. Tenžu. Sekančiai imam tenžu. Šitas geraglėtas būtų. Učimikavo, Asama, Nagura, tie visi štampai, kad ten atrinko toks žmogus ten kartu užsiima gerai žinomas siauruose ratuose. Nes Naguros, kad blogų, kad būtų, tai gal pernelyg nesigilinti į tą temą. Tenka taip visiškai blogas. Blogas tai būna, kai smėlis iš jų vyra, tai grubesni elementai, bet čia gana švarės. Bet tai galima juos smėlį tai
iškrapštyti tiesiog iš jų ir viskas. Bet, aišku, nepatogumas, bet nekritiška. Dabar laikas mažinti spaudimą, šiaip gana stipriai spaudžiau, dabar jau spaudimą mažinsim, leisim link pabaigos. Tokiu būdu. Nu, kuo mažiau spaudžiam, tuo švelniau dirba ir tuo aštresni gaunasi ašmenys. Logika tokia. Apie akmenį kol kas nelabai ką galiu pasakyti, nes jis dirba kol kas suspensiją daugiausiai, bet jis nebus greitas, tą jau galiu pasakyti iš karto, kaip ir karosų retai būna kiek greitesni. Koma paskutinė, smulkiausia, tiek nebūtina, šiaip galime bet kurią vieną paimti. Nes kai dirbam suspenziją, jį truputį grūdėlį, tai dirba ir smulkiau, bet... Nu, bet aš tiesiog turiu norą, tai panaudojau turės. Galima tą pačią, aišku, kelis kartus nepakanka naudoti irgi. Vis tiek, kad užbaigsim tai ant akmens, tai... Tiksliau tai ant odos netgi dar leisim ant diržo be abejo. Pernelyg galima į tą nesigilinti. Reikia stengtis jaust ašmenis kaip reikia, kitaip pagal garsą ir pagal atsaką, kad jis jau švelniau limpa, tai prie akmens pradeda. Tai vadinas, kad jie kažkiek jau įsilygina. Nu jau kažką nori skus, bet dabar baigsim ant akmens. Švaraus. Nu normaliai, aš spaudžiu gana stipriai. Ir jaučiasi, kad jau limpa gana noriai. Man suspenzijas irgi galima užbaigti, tada gaunasi toks švelnesnis skutimas, bet netoks aštrus, bet saugesnis, sunkiai odą pjauna tada, bet sunkiau ir plauka, tai vis dėlto geriau ant akmens. O jau cypia, jis stipriau spaudė. Galime eiti link pabaigos. Užbaigti reikia judesiais tokiais prieš plauką, link ašmenų, kad užvartų nusimtų, kai galaunam, tai natūralių akmenų nelabai susidaro, bet vis dėlto būtent tokiais, jei nuo savęs brauksi, tai susidarys ir ant natūralių, bet ypač ant sintetinių, tai deimantų ir panašiai. Čia su vandeniu gaunasi dar švelniau ir mažinam spaudimą ir dar užbaigiam su vandeniu. Geriau su šiltu, nes atsakas tus gaunasi geresnis. Visi akmenys šiek tiek sintetiniai geriau dirba,
su šiltu vandeniu. Nu, apie 40 laipsnių. Turbūt pagas.